Sveiki, mėlyjeji, šiandien intuityviai norėjau padaryti Jums video apie kovo mėnesio 20 dieną, kuo jinai bus ypatinga. Pasirinkau dieną daryti video taip pat ypatinga, tai yra kovo 3 užtemimo koridoriaus pabaiga, mėnulio pilnatis mergelėje, tai toks periodas, kai mes paleidžiame įvykius, kurie mums jau nebetarnauja, paleidžiame mintis, kurios mums jau nebėra aktualios, stengiamės stiprinti savo vidinį stuburą ir, kas svarbiausia, tai nervų sistema. Nervų sistema tai yra top, vandenio yra, mus pumpuos galbūt kažkokiais tai sudėtingais įvykiais, mes turime atlaikyti tuo spaudimą. Taigi, stiprinkime nervų sistemą, kas kaip moka. Gamta, meditacijos, kvėpavimai, sportas, apskritai sveikas gyvenimo būdas ir požiūris, sąmoningumas, daugybė dalykų, kiekvienas atrasite, kas jums naudinga yra. Ir grįžkim prie kovo 20 dienos. Tai yra kaip naujieji metai, astrologiniai naujieji metai. Žinoma dar šita diena kaip pavasario lygiadienis, labiau visiems tokia žinoma. Dažniausiai pavasario lygiadienis būna kovo 19, kovo 21. Šiais metais bus kovo 20 diena pavasario lygiadienis. Labai graži, magiška diena, kuomet pradedamas Saulės kelionė Avino zodiako ženklu, tuo pirmuoju zodiako ženklu, karingoju, kuris atveria mūsų visą ciklą vėl iš pradžių. Taigi 12 zodiako ženklų keliavome ir atėjome prie pirmojo, kuris užduoda foną visiems 12 mėnesių. Tai reiškia jau iki kitos kovo 19 arba 20 dienos. Taigi atkreipkite dėmesį, tai yra svarbu. Galit prisiminti praeitus metus, kokia buvo situacija ir kokie visi metai. Šie metai bus, kadangi ugninio žirgo, dinamiški, greiti, labai viskas intensyvu, daug visko, taigi, kad, kaip sakant, ta nervų sistema nesudūžtų, tai mes turime labai ją saugoti. Toliau keliauju prie tos 20 dienos. Kaip ir minėjau, tai yra pradžia 12 mėnesio etapo ir šiais metais jinai ypatinga tuo, kad yra Saturno ir Neptūno konjunkcijoje. Tai reiškia, Saturno ir Neptūno konjunkcija, kuri buvo vasario mėnesį, jinai dar labiau aktyvuosis. Tai reiškia, visos kažkokios nuos pradžios, paleidimai, tiesos išryškėjimai, kažkokie išėjimai į viešumą, dalykai, kurie mums buvo paslėpti, jie dar labiau suaktyvės. Ir didelis dėmesys dabar atkreipčiau į žuvų zodiako ženklą ir į aviną ir kiekvienas iš jūsų galite gimimo horoskope pasižiūrėti, kokius astrologinius būstus jums aktyvuoja žuvytės ir avinas. Pasižiūrėti, kokie skaičiukai, kokios temos bus visus metus jums aktualios, kam yra labai svarbu, kas nemoka, pasižiūrėkit, parašykite man, mes kartu galėsim pasižiūrėti, tai yra svarbus dalykas, nes tai bus jūsų fonas visus metus. Tai jūs labai kreipsit dėmesį, tai yra labai aktyvi tema. Ir pirmiausia, tai metai pradžia, ta astrologinių metų pradžia bus ugnies, avino, avine labai daug planetų, Venera, Mėnulis, Neptūnas, Saturnas, Saulė, didelė koncentracija planetų ir svarbus dalykas yra vandens stichija. Taigi, tai yra atspindi pasaulį, tai yra atspindi tą įtampą, ugnis, įtampa ir ekstremalūs orai, ekstremali situacija, potviniai milžiniški, kurie šios metus gali pasiekti ir Naująją Zelandiją, Australiją, taip pat visas Europos šalis, tokias kaip Portugalija gali įvykti, Ispanijoje, pietvakarių Prancūzijoje, taigi, orų klimatas ir visi orų prognozių žmonės, specialistai tikrai turės darbo ir nusiteikime, nes ta situacija toliau tęsis. Ir kas vyksta dabar, tai primenu, kad Neptūnas avine astrologiškai buvo 1970 metais, kur taip pat buvo ugnies
stichijos zodiako ženkle. Ir ką tai sako? Tai sako, kad infliacija. Tuo metu buvo infliacija, kainų augimas, tai tai irgi mes galime pamatyti per tos visus neramumus ir turėtų šiais metais kažkokie tokie procesai vykti. Taip pat naftos, jau prieš tai minėjau, Neptūnas yra susijęs su skysčiais, su nafta. Ir toliau, ką norėjau pasakyti, tai avinas, zodiako ženklas, astrologiškai turi valdovą Marsą. Marsas yra žuvų žuvise dabar. Ir šiek tiek sušvelnint situaciją. Jis yra tokiam zodiako ženkle, kur daugiau vyksta intuityvumas, daugiau užuojauta, daugiau noras, gimsta tas didesnis pasaulinis užuojautos jausmas, kai mes galime daugiau vienas kitą palaikyti, toksai dvasinis aktyvizmas, gali tokių žmonių daugiau paaktyvėti, tokia stipresnė intuicija. Na, Marsas žuvise šiek tiek tą situaciją palengvins. Tai bet agresija gali pereiti ne tik į žemės sritį, tiek į jūras, į vandenynus, nepasidalinimus kažkokių teritorijų, tokios situacijos gali būti šiais metais. Netgi kažkokius karus dėl pasidalinimo ne tiek žemės, tiek vandens kažkokių tai vandenynų vietų. Tai pamatysime per šios 12 mėnesių labai stiprią moterų lyderystė. Kodėl? Todėl, kad avine yra kovo 20 dieną yra Venera, moteriška planeta, ir Mėnulis atsakingas už emocijas. Taigi, avine tokios ryžtingos, drąsios, jos imsis veiksmų, gimti kitų būdų, daugiau meilės, daugiau demonstruoti užuojautą, daugiau įsiklausyti tuos, kurie labai kenčia. Na, toks moterų solidarumas. Taigi įdomu, kokios tos lyderės gali išryškėti šiame pasaulyje, visoje mūsų žemėlapyje. Na, pamatysime. Toliau yra Merkurijus. Merkurijus baigė kovo 20 dieną savo retrogradinį judėjimą. Pagaliau tie nesusipratimai, kažkokie bugai, kurie vyksta, tarkim, trukdžiai, kažkokie, kurie mums labai nepatinka, ar kažkokie sulėtėjimai, jie ačiūdėjau baigsis ir prasidės tas stacionarus judėjimas kartu keliaujantis su tokiu kylančiu mazgu. Tai daugiau toji diena atneš 12 mėnesių to tokio kolektyvinio sielos augimo, kad daugiau yra laikas intuityvus. Reiškia, kad ne viskas yra tik protų ir šaltai pamatuojama. Reiškia, kad viduje mes turime taip pat to tokio, kad užuojautos, atjautos. Na, toks įdomus persipinimas bus, nes vanduo turi daugiau to tokio gilumo. Na ir Saulės sekstilis su Uranu pakurs tokį maištingumų, revoliucijos daugiau. Na ir žinoma tiesos išryškėjimą į visuomenį. Taip kaip ir matome, tam tikros figūros išryškėja, taigi ir toliau bus tiesos matymas, tiesos iškilimas, teisingumo, taigi kuo toliau tuo bus nuimamos tos širmos, bus daugiau atveriama visos tikrosios tiesos, kokių veiksmų imsis, klausimas, bet tai vyks. Toliau avine Neptūnas keliaus ir jau įgyvendins veiksmus. Kai prieš tai Neptūnas keliavo žuvise, daugiau buvo kalbama apie tai, kad stovima, stebima, daugiau einame į tokį gylį. Dabar jau nebebus laiko stovėti. Reikia imtis veiksmų, imtis ir daryti. Kartu su Saturnu, Saturnas duos tokį foną, kad tai yra netrumpalaikis veiksmas, tai yra ilgalaikis. Taigi daromi sprendimai bus ilgalaikiai perspektyvai, netrumpalaikiai. Toliau tobulės technologijos, inovacijos, tie ilgamžiškumai, longevity, visi šitie dalykai, nes Uranas yra dabar Jautyje, balandžio mėnesį pereis į Dvynius, tai Uranas verčia keisti kažkokias inovacijas žemės ūkyje, maisto gamyboje, galbūt tai toliau finansų srityje, bankininkystėje. Čia visur topinės temos, kuriuose pokyčiai, inovacijos, noras išeiti iš senų standartų, pereiti į naujesnius. Tokios
tematikos. Na ir Jupiteris yra šeimos ženkle namų Vėžyje ir jisai bus iki berods ten Liepos pabaigos. Na ir kovo 20 dieną jis užduoda tokį foną, kad kvadratas su Venera. Tai rodo, kad žinios ir protas įtampa su meile, su kūryba, su tokiais dalykais, tai, na, iškilt gali problemų ir apskritai daugiau žmonės kalbės apie tokius dalykus, nes Vėžys yra šeima, apie šeimos kūrimą, na, tikrai ir apie vaisingumo temas, gal atsiras tokių inovatyvesnių dalykų, kaip tai padėti, ar tai tikrai medicina gali tik tiek padėti, kuom galima žmonėms padėti, na, kils tokių tematikų. Toliau pagal tokią astrokartografiją yra minima šalis, kurios bus visus metus naujienų portaluose, ne, tos populiarūs dalykai, tai bus Saudo Arabija, Iranas, toliau Rusija, Ukraina, va šitos temos ir toliau eis, na, bus per tas šalis kažkokių neramumų, galbūt tai nepasibaigs taip greitai. Na ir apskritai tie 12 mėnesių, tai yra ugninio žirgo metų tematika, tai yra viskas greita, dinamiška, daug tokių išorinių tokių įvykių, kurie visą pasaulį veikia, tai daugiau tokio greičio, jėgos, nebus laiko daug mąstyti, daugiau reikės veikti, toksai yra tokia tematika. Na ir žinoma, tai yra vandens stichijų, daugiau ugnies stichijų metai, kai susipina noras eiti į dvasinius dalykus, bet viskas turi būti su veiksmu. Nebeužtenka, sakoma, kalbos, reikia eitis prie veiksmų. Tai ir aš kiekvienam linkiu išsaugoti savo nervų sistemą, prisižiūrėti ir žinoma, sekti mano naujienas, paspausti širdelę, parašyti komentarą. Na ir tie, kurie mane seka, labai jums ačiū. Ir aš toliau pildysiu jūs astrologiniam naujienom.